Rami psichika, laimingas žmogus. Alfa būsenos. 4 taškai. Šią praktiką galite pirmiausiai atlikinėti prieš miegą, po to praktikuoti kelis kartus per dieną, o po 3, 4 arba daugiau savaičių tai galėtų būti jau dalinė būsena dienos eigoje. Įsitikinkite, kad turite 5-10 minučių ramesnio laiko, kad jūsų niekas netrukdytų ir patogiai įsitaisykit. Pakvėpuokit. Ir sutelkit dėmesį į kairę ranką. Galite paimti kažkokį tai daiktą, galite tą ranką uždėti ant kažkokio paviršiaus arba tiesiog stebėti, kas yra kairėje rankoje, kokie pojūčiai. Galit pamažu judinti, maža amplitude, kokie pojūčiai rankoje. Pastebėkit, kaip jie keičiasi, jeigu tai yra pirštai ir kaip pojūtis keičiasi, jeigu tai yra tarp pirštų, kaip keičiasi pojūtis riešos srity, kaip galbūt kinta pojūčiai vidiniai arba išoriniai rankos daly. Surinkit tos pojūčius ir tarsi nusiųskit į kūno centrą. Pastebėkit, kas yra pojūtis. Ar tai yra informacija apie liečiamą daiktą, tekstūrą, paviršių, ar tai yra pojūtis, kuris yra prie odos, už odos, giliau joje, kur yra ta riba tarp išorės, paviršiaus daikto ir pojūčių centro. Toliau tęskit maža amplitude judesius kairę ranką ir palengva aktyvuokit dešinę ranką. Pasižiūrėkit, ką liečia, kokioje padėtyje ir su kokiu paviršium, su kokiu daiktu susiduria dešinioji ranka, nepaleisdami dėmesio ir judesio kairės rankos. Vėl taip pat tyrinėkit pojūčius ir stebėkit, kur yra paviršius, o kur yra odos ir kūno sistemos pojūčiai. Tęskit ir dėmesį išlaikykit kairės rankos. Kairė ir dešinė rankos juda tam tikra lengva amplitude ir tyrinėja pojūčius, skirtingus kūno pojūčius ir juos surenka ir nusiunčia į kūno centrą. Ir kairės rankos judesius ir pojūčius, ir dešinės rankos judesius ir pojūčius. Tęskit, fiksuokit ir siųskit į kūno centrą. Prijunkim trečią tašką. Pasirinkit, koks bus jūsų trečias taškas. Galbūt jūs sėdite ir kažkaip jūsų kojos, padai remiasi į tam tikrą paviršių. Galit bandyti pajudinti, koks tai pojūtis, ar spaudimo jausmas, ar patogumo, karščio, šalčio, koks tai pojūtis, tarkim, kojose. Toliau tęskit fokusą su kairė ir dešinė ranka ir bandykit vienu metu fiksuoti pojūčius kairėje rankoje, dešinėje rankoje ir kojų srityje. Lengvu diapazonu pajudinkit ir siųskit visus 3 taškų pojūčius į kūno centrą. Tęskime kairės rankos pojūčius ir judesi, dešinės rankos pojūčių nagrinėjimą ir judesi.
ir kojų, tarkim, sferos judesi ir pojūčius. Ir apjunkim į 4 tašką. Galbūt tai bus kažkokia galvos padėtis ir kažkoks paviršius, tarkim, šalikas ar auskarai, ar plaukų kažkokia padėtis. Galbūt tai bus nugaros pojūtis, atlošas, rūbo prisilietimas, lovos, sofos pojūtis, spaudimo pojūtis. Pasirinkit dar 4 tašką ir vienu metu bandykit jausti visus 4 taškų pojūčius. Kas yra intensyvesnis, kas mažiau intensyvus. Vienu metu 4 taškų pojūčiai. Surinkit tos pojūčius ir siųskit į kūno centrą. Pafiksuokit, kur yra išorė, daiktas, tekstūra, rūbas, baldas ir kur yra kūnas, oda, kontaktas, kylantis pojūčiai. Surinkit visą tai ir siųskit į kūno centrą. Taip, befiksuodami 4 taškus, jūs nejučia dar girdite ir 5 tašką – garso vibraciją. Pabūkite su tuo, taip kaip gaunasi minutę, 2, 3. Vienu metu fiksuoti 4 taškus ir iš tų taškų ateinančius pojūčius. Tai praktikuojant prieš miegą pradžioje, dienos eigoje ir tai praktikuojant keletą savaičių, mūsų smegenys jau išmoksta ir greičiau prisijaukina tą būseną ir pavyksta taip ir gyventi iš tos būsenos daugiau šiek tiek, negu iki tol gyvenome. Rinkime tos pojūčius, 4 taškus ir siųskime į vidinį kūno centrą.